Taigi reiškia, Šengeno zonoje žydų, jidiš, hebrew sąmokslo teorijos, kai tu pakliūni under control, mental record, pasibaigęs žydų, hebrew, jidiš pasaulį valdyti per kvailį. Kadangi mes ir library Vokietijos mistifikacijos, teisėtas liberalizmo, reiškia šitas visas tikėjimas Naujojo Testamento, kaip ortodoksų, taipogi teisė į mistiką. Vadinasi, šis pasaulis iš jidiš ateizmo ir hebrew, reiškia fariziejų duonos pasikeitė į vandenį, kuris yra liberalus vanduo. Kiekvienam vandens užtenka, kiekvienam saulės užtenka, kiekvienam žolės. O pavasarį akis paganyti. Žiūrėkit, nema drabužius, nes tai mano subjektyvumas, kas ir nekeičia nei medical records, kad aš neturiu 100% priklausomybės hebrew jidiš pasaulio užvaldyti. Nes aš kuriu meilę. Toks yra Naujasis Testamentas. Aš kuriu įstatymą ir įtvirtinu. Toks yra Dievo įstatymas, kuris visas susijungia į vieną ir tą patį dangų. Tik skirtingų dimensijų. Kaip balta banga nematoma, taip tų dimensijų pasaulis neuronuose galima matyti čakruose judėjimus. Arba kai žiedas nuotaikų juodai baltas be spalvų. Tai reiškia ir teta dažnius juodus, susiduriant su baisiausiam žydų nuodėmėm. Kaip buvusis režimas jidiš hebrew valdyti pasaulį per psichiatrinės žmonių širdis šitaip sudraskant, kad tu galvoji, tik aš dar gyva. Ta daina, reiškia, jau visi metai skamba mano ausyse. Bet šiandien aš sakau, mano gemeldė vėlgi nežidiškas hebrew jidiš, užaminė 15. Aš tai pasaulis laisvas, vanduo saulė. Ir abstraktus žaidimas televizijos, kuris neturi nieko kito nei politikoje, baltų vardą paminėjus politikoje Lietuvos istorijos. Kaip čia dabar galima? Tai hebrew ir jidiš nebegalima valdyti pasaulio. Čia Šengeno zona, čia galioja įstatymai.